Sveiki, geriai žmonės, draugai, nedraugai. Šį lietingą klimato atšilimą paveiktos vasaros rytą. Va, kaip jaučiuosi, aš noriu pasakyti. Jaučiuosi vienaip gerai, nieko man netrūksta, bet tas gerumas kažkur gali nutolti. Yra tokia perspektyva ir visi mes tai jaučiame, kad tvarka, laisvės, gerbuvis, uždarinėjimas, panašiai kaip šviesa kino teatre, pamenat seniau būdavo, taip pat truputį gęsta. Tai va, ką noriu apie tai pasakyti, kad šiandien mes gyvename kriminalinėje, mafijinėje valstybėje, kur klesti totalitarizmas, cenzūra, baimė, susipriešinimas, baimė beje, ir supriešinimas nežinia dėl ko. Žmonės barasi, kad tik bartis, neskaito, nesistengia suprasti kito žmogaus, tai tiesiog šoksta, drasko akis tik dėl akių draskymo. Tai aš tą seniai pastebėjau, kartais supyksti, kartais ne, bet realiai yra taip. Dabar labai trumpai, apie keičiasi pas mus vyriausybė, tai net ko gero nežinau tų pavardžių ir tik žinau, ką jie darys, kad jie dalinsis ministerijas ir pinigus, jau jie dabar garsiai nebekalba kažką apie Lietuvą, apie gerovę, apie konkrečius dalykus jie niekada nekalbėjo. Dar vieną dalyką, ko niekur nepastebėjau rašant žmonių, vartotojų teisės. Tai vyresni, kas pamenat, būdavo, kada pardavėjai galėjo atrinkti kioskelio langelį prieš nosį piktą ir uždaryti, jeigu kas jai nepatika, arba mėsos skyriuje pardavėjai galėjo kokį nors mėsos gabalą atrinkti. Nu, aš truputį utriruoju, bet būdavo grubus toks. Tai dabar truputį kitaip yra. Esmė nepasikeitė. Jie, reiškia, reikalauja būtinai mandagumo, jie labai įžeidus, labai susitraumuoja, jeigu tu ant jų šauki arba garsiau kalbi. Bet iš esmės yra tas pats, pasvarstykite patys. Tai pradedant nuo automatinių kasų supermarketuose ir baigiant nuo visų įstaigų užraktų, kur ateini užrakintos durys, prisiskambinti misiją neįmanoma, jau iš anksto žinai, kad visi tie vadybininkai ar kas jie užimti, ir kokį pusdienį bus užimti, arba jeigu rašai, ten kreipiuosi elektroniniu paštu, tai atsakys jie, tai yra terminai, tas 20 dienų, ar ten kiek, bet ne tada, kada tau reikia, nesvarbu, tu sergi, tau kažkas nutiko, ar tu esi verslininkas, tau reikia spręsti čia ir dabar. Tai čia aš laikau vartotojų teisių, taip kartelės nužeminimu. Lygiai automatinės kasos. Visi ten aš pats apsitarnauju, ten vėl, šitas manęs tai, būtų mažiausia bėda, kad ten pats apsitarnauju, dėlioju. Mane labiausiai užknisa, kada tu ateini ir jos tave dresuoja. Vienas dalykas, ateini iš ryto pailsėjęs, kitas dalykas vakare po darbo, kai tau 10 kartų sako, padėkite tą prekę atgal, reiškia, nuskenuokite, padėkite ant vėl ir 10 kartų maždaug. Paskui žiūrėti, ką spausti vėl, tai pavyzdžiui, man akinių šiaip nereikia gyvenime, aš jų nedėviu, nesinešioju, bet ten jau tenka žiūrėti. Raidės tos mažos ir panašiai. Ta prasme, tas prakeiktas aparatas žmogų dresuoja, turėtų būti atvirkščiai, turėtų prisitaikyti prie kiekvieno regėjimo, klausos, prie kiekvieno temperamento ar panašiai, jeigu jau jie tokie montuojami, nors jie tikrai, mano manimu, nereikalingi. Tai vat. O apie įstaigas, tai aš manau, kad turėtų būti išjungti visi šitie aparatai jų saugos, visos šitos durys automatinės, viskas turi būti atvira žmonėms. Labai paprastai elgesi su jumis, gerbėmiai, reguliuotų jūsų darbo kokybę. Gal aš padėkoti noriu ateiti, pavyzdžiui, naujininkų seniūnija čia yra, kur vietoj knygyną. Jos dabar vaikšto ten su arbatinukais per stiklinės langus, matosi, bet pabandyk tu patekti. Ką jos veikia? Felė žino. Ko paklausi, to negausi. Tai vat ką matau šalia, tas pats ir savivaldybėje. Tai vat, kad tai pakeisti dabar, reiškia, formuojasi naujas politinės jėgos ir panašiai, nematau galimybių, kad jeigu išliks valdžioje visi šitie banditai konservatoriai, banditai socialdemokratai, banditai liberalai, banditai ten vardant pinigų skvernelio ir panašiai. Čia nematau jokių galimybių.
matau galimybę naujai jėgai politiniai, kurie atėjusi pasakytų, kad pamenat, kaip kovo 11 buvo, kai buvo, mes visi laukėm ir kaip ir žinojom su dvejonė, bet žinojom, kad bus skelbiama Lietuvos nepriklausomybė, kada buvo nuleista sovietinė vėliava su herbu, iškabinta Lietuvos herbas ir vėliava. Ta patį vakarą. Tai aš matyčiau taip, kad ateina politinė jėga ir pasako, nuo šiandien įsigalioja įstatymas, visos durys atviros. Visų įstaigų ir neduok Dieve, kas nors kur nors nepateks, baudos didžiulės ir panašiai, bet tą pačią minutę be jokių svarstymų. tą pačią sekundę. Rinkiminėse programose turi būti aiškus pažadas tai padaryti. Rinkiminėse programose turi būti pažadas sudaryti tribunolą, teisti visiems, kurie mus privedė mūsų šalį iki šitų dalykų. Rinkiminėse programose turi būti aiškiai parašyta, kad bus reabilituojami visi, kurie buvo nuskriausti per visus covidus, per visas šitas nesąmonės ir nuteisti politinėse bylose arba ten gavę baudas, bus viskas kompensuota. Tas turi būti parašyta aiškiai, iš karto ir be jokių ten gerinsime ar bloginsime, bet aiškiai punktais. Kad sudarytas tribunolas teisti šių partijų veikėjams visiems. Kad įstatymo projektas iš karto, kad jie eina į gatvę ir negali dirbti viešajam sektoriui net valytojais, turi dirbti visur kažkur privačiame sektoriui, tai yra už savo darbą, gauti atlyginimą. Ir tai turi būti padaryta labai griežtai be jokio gailesčio. Peržiūrėjus visų turtus, atlikus auditus ir revizijas. Bet tas turi būti numatyta. Kodėl turi būti numatyta? Todėl, kad tada žmonės rinks. Tada žmonės eis į rinkimus, žmonės tikės. Nes dabar ne kažkokio banko, ne pensijų gražinimai, ar ten pakelimas 1 eurų, kaip man pakilo šiais metais. Svarbiausia žmonėms, o svarbiausia teisingumas, jis lygų ir saugumas. Kodėl žmonės serga? Kodėl žmonės nusivylę? Todėl, kad psichinė įtampa tvyro Lietuvoje. Kodėl didžiausias baudas, daugiausia kamerų, bet daugiausia yra autoįvykių ir nemažėja tų žūstančių žmonių Europos kontekste. O todėl, kad nenormali psichologinė aplinka Lietuvoje. Ir čia galima vardinti be galo. Ir kalti iš tikrųjų mes žmonės, kad neeiname rinkimus, nereikalaujam, nekovojam. O jie, reiškia, dabar sugrįžo į pilną totalitarizmą, pilną banditizmą. Žiūrėkit, vėl grįžtant prie to formavimo. Tai jie visi tinka, kurie nuteisti, kurie vogė, kurie žudė, kurie leido nužudyti, kurie vykdė segregaciją, kurie iššvaistė, kurie padarė Lietuvai žalą didžiulę, jie visi grįžta į valdžią. Ir tik tie. Puolama ten kokią nors teisingumo ministrę, na, jį, mano požiūrį, nieko tai daug nenuveikė, bet jos bent jau pažiūros ir darbai aiškus. Tai yra doras žmogus, lygiai taip pat viceministrė, doras žmogus, kur yra išsilavinusi moteris, daugiavaikė mama. Tai šitie dalykai yra blogis. Jie puolami mūsų garbingi dvasininkai, kaip vyskupas Kauneckas ir panašiai. Ir išlenda visoks jau nekalbant, nenoriu aš to brūdą vardinti. Man toks įspūdis, kad jie šitie mūsų ta vadinama valdžia turi kažkur išventinimo procedūrą, kur išventinama į nusikaltėlius. Nori būti mūsiškis, pavok 40 milijonų, gerai. Nužudyk, sušaudyk moterį kokią beginklę, gerai. Palik sušalti berniuką mirti, gerai, reiškia tu savas. Susprogdink namą, gerai. Ištaškyk 100 kokį milijonų, 150 valdiškų, gerai. Va tik tada tu būsi savas. Skamba kaip šizofrenija, bet faktai yra tokie. Tai va, taip žmonės kviečiu būti neabejingais. Dabar visi bijome, įsikibę savo paskolų. Jie irgi varė tas paskolas, sudarinėjo tokias sąlygas, jie melavo ir ne dėl to, kad mes kvaili, o dėl to, kad mes už juos geresni, mes tikėjom, ką sakė. Viskas bus gerai, mes gerinsime sąlygas. Apsisuko kitaip, kaip matote. Taip, kad demokratija privalo gintis, jeigu nori išlikti. Mes negalim
paišyti kreidelėmis, atsistoja prie žudiką ginkluotai peiliu ir kad mes jo nebijome. Mes turime imti lasdą ir duoti jam per galvą. Lygiai tas pats su valdžia kalbų simboliais. Aš čia, kad čia taip pat mūsų, dar vienas rytis, kas turi būti policija. Turi būti visiškai paleista. Tai yra ne tai, kad ją išvyti iš darbo, bet visiems įteikti atleidimo lapeliai, įvykdyti atestaciją, visiems pateiktos sąskaitos, kas rašė po 500 eurų baudas ten už kaukės ir panašiai. Ir vadai iš tikrųjų turi būti visi nušalinti. Aš netikiu, kad nebėra pas mus dorų žmonių tarp tų pareigūnų, ką galima iškelti į vadus, kas būtų drąsūs ir dori. Ir nevykdytų iškrypėliškų nurodymų. Tai irgi turi būti būsimos valdžios programoje. Lygiai tas pats su teismais, lygiai tas pats su prokuratūra. Visi gauna atleidimus. Ten yra su įstatymais kolizijos, bet jos galima apeiti, jie kaip nori, taip varto, kaip konstitucinis teismas. Dvasias pažiūrėjus galima jos visus nušalinti. Ir tą reikia daryti, nežiūrinti jokius Europos rypavimus ir panašiai. Tai va, mano tokios. Balsuosiu tik už tokią politinę eigą, kitu atveju, nematau prasmės eiti ten to pilstamo vandenėlio skaityti. Geros visiems dienos, komentuokite. Būkite aktyvūs, dalinkitės svarbiausia. Tai tokie nedideli, bet yra irgi kovos būdai. Kovos ir išlikimo būdai. Ate.